Sveiki, šiandien parodysiu, kaip pasikeisti savo pažymius. Nu tai pirma, eikite į Google Chrome. Nesvarbu naršyklė, bet tai geriausiai yra Google Chrome. Dabar kokį jūs dienyną naudojate tam, ar mano dienynas, tai nesvarbu, bet tai gal yra pavadinimai pakeisti. Va, aš atėjau jau turbūt bus mane neprijungė. Einate į pažymiai, va čia. Ir čia matote pas mane dvejetas, tai paspauskite patikrinti elementą. Čia va tą dvejetuką paspauskit 2 kartus. Ištrinkite, parašykit kokį norit pažymį. Va, žiūrėkit, dabar vėl pakeisim. Kad jau ar tokį galite pasirašyti, bet tai čia paskui, kai jūs išjungsite ar dar kažką padarysite naršyklė, tai dings. Va, žiūrėkit, dabar perkrausiu aš puslapį. Ir va, vėl atsirado dvejetas. Dabar su pagirimais ir pastabom tas pats. Šiandien per pamoką pripaišyti technologijų vadovėlį. Patikrinti elementą. Čia va matote, va parašyta tas pats. Va matote ir pasikeitė. Ant tamo aš savo nelabai atsimenu, bet tai pabandysiu. Jau nebeveikia tas mano, jau prieš metus kažkur buvau. Nieko tokio, va, tai pavyzdžiui, dabar žiūrėkit, kai yra, kad čia belenkur nueičiau, kad ir va, į šitą va puslapį, čia va rašo, ne, phone ir emailas, arba mailas. Nu va, čia va atsidarė tas. Ir va, bet tai paskui vėl perklausyti, vėl dings. Tai sakyčiau subscribe, like and share.